Senas kryžius akmeninis prie kelio ir vėjo malūnas prie mažo upelio. Pievoj ganos žalmargių banda, čia mano tėvynė, brangi Lietuva. Ir labas vakaras, gerbiami bibliotekos skaitytojai, literatai, svečiai. Ir šiuo ketureiliu apie mano tėvynę, čia yra poeto Antano Raudžio eilėraštis, mes pradedam šį literatūrinį vakarą Vegerių kaimo bibliotekoje filiale. Ir tuo pačiu aš noriu pristatyti savo projektą internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešoje bibliotekoje. Ir supažindinsiu su šiuo projektu. Svetainė yra skirta bendruomenės narių įtraukimui į literatūrinę interneto svetainę, prieiga prie informacinių technologijų. Per šią įkurtą literatų svetainę Akmenės krašto literatai turės galimybę parodyti bendruomeniai savo kūrybą. Yra sukurtas tinklapis adresu akmenėskraštoliteratai.lt. Ir tinklapio tikslas yra rinkti informaciją apie krašto rašytojus, juos publikuoti internete. Tinklapis sudaro galimybę komentuoti publikuojimus kūrinius, bendrinti informaciją visose socialiniuose tinkluose. Tai yra taip pat sudaromos sąlygos bendravimo virtualioje erdvėje, padidama informacijos sklaida, autorių ir jų kūrybinis žinomumas. Tinklapyje yra ir video archyvas, kur bus kaupiama vertinga vaizdo medžiaga. Siekiant padidinti Akmenės krašto literatų video medžiagos sklaidą, buvo sukurtas YouTube.com video kanalas, kuris yra integruotas į tinklapį. Tinklapis ir jame publikuojamas turinys yra prieinamas viešai. Autoriai, kurie nori publikuoti kūrybą tinklapyje, gali atsiųsti informaciją tinklapio administratorių adresu info@akmenėskraštoliteratai.lt, kuris nemokamai patalpins jį atitinkamoje rubrikoje. Bet yra taip pat sudaryta literatūrinė komisija, mes ne kiekvienų žmonių kūrybą dedame, o dabar šioje svetainėje yra publikuojama ir Antano Raudžio kūryba, ir gerbiamos poetės Aurelijos Gerulskienės kūryba. Viešoje bibliotekoje ir jos filialuose eilę metų vyko ir vyksta literatūriniai renginiai, seminarai, konferencijos, rašinių, poezijos konkursai. Tai aš dabar noriu trumpai supažindinti su gerbiamo poeto Antano Raudžiaus kūryba. Nuo 2004 metų, dar kai mes bendravome su Anapilin išėjusia gyva Eugenija Meškienė, kai buvo dalyvaudami Lietuvai pakrančių draugijos Akmenės skyriaus veikloje. Ir pirmasis gerbiamo poeto buvo darbas, toks čia jo rašinys Gamtos vartus atkėlus 2004 metai. Jūs pats pamenate? Turite tą knygą? Čia jūsų kūrinys buvo publikuota. Čia yra mano knyga išleista, sudaryta Gėlė, žemės džiaugsmas. Kita knyga Akmenim prabilus mano taip pat sudaryta ir čia yra publikuojamas jūsų apsakymas Draugai Antano Raudžio. Taip pat mano sudarytame Nešame eilėraštį per Lietuvą literatūrinėje raudyklėje, Lietuva gimtinė tėviškė Akmenės krašto literatų kūryboje, kraštotyrininkų darbuose. Yra Aurelijos Gerulskienės eilėraštis Lietuvos vardas ir Antano Raudžio eilėraštis Čia mano tėvynė ir gimtinės vaizdai. 2012 metais išleistoje pokalbėje su poezija yra gerbiamos Aurelijos eilėraščiai sutalpinti. Šiemet pasirodė mano naujausia knyga Viešoji biblioteka informacijos ir kultūros skleidėja, nes mes balandžio 8 dieną švenčiame Viešos bibliotekos 70-metį, tai noriu pasidžiaugti šią išleistą knygą. Ir taip pat čia yra publikuojama ir apie vegerius rašoma, Jurginių šventės papročiai tradicijos, aš įdėjau tą renginį, man labai patiko ir dar ačiū, man esat paskolinę, atiduosiu tą visą diskelį ir kai bus bibliotekos jubiliejus, ant bus rodomi vaizdai. Ir taip pat apie gerbiamos kolegijos Onutės darbą, apie Knygučių ligoninę, kuri yra galbūt išskirtinė ir vos ne viena Lietuvoje tikriausiai, tas kampelis nuo senų laikų. Čia labai toks ypatingas dalykas. Ir taip pat, kai pernai buvo Akmenės rajono 65 metai sukaktis, buvo paskelbus tokį rašinių ir poezijos konkursą Mano gimtinės spalvos, jame dalyvavo ir gerbiama Aurelija, ir gerbiamas Antanas, taip pat yra ir Aurelijos, ir Antano eilėraščiai, taip pat čia publikuojami šioje mano knygoje. Ir dar aš norėjau pasakyti, gal jūs patys, o kas geriau gali perteikti savo kūrybą, jeigu ne patys poetai? Tai ir aš kviečiu ir gerbiamą Antaną Raudį, ir gerbiamą Aureliją Gerulskienę savo kūrybos pristatymui. Tai prašom jūs. Tada pasinaudosiu svečių teisėmis. Taip.
tai aš tave apsikeisiu. Ačiū Jums už tokį gražų projektą paruoštą. Ačiū, Onutė. Aš paskui vėliau visus skanius. Aš tada galiu. Dar kartą sveiki, mėly Vegeriškiai. Mielas man šis kraštas, malonu man čia atvažiuoti. Žinau, aš jį nuo vaikystės, mama atsiveždavo, paskui va tenka darbo reikalais atvykti ir pro šalį važiuojant užvažiuoti. Mano taip pat kaimas visai čia netoli, todėl turbūt jaučiuosi čia gerai, kaip namuose. Ir džiaugiuosi šiandieną galėdama pasidalinti savo rašytų žodžių. Ir pirmiausia, ką noriu perskaityti, parašiau naują eilėraštį Vegeriams, aš jį perskaitysiu ir padovanosiu Vegerių bibliotekai. Vegeriams. Šis kraštas mielas man, jaukus ir savas, toks paprastas, bet artimas labai. Kai užeini į biblioteką seną, atrodo, kad vaikystėje ir vėl lankais. Šis kraštas mielas, žmonės čia geri, į biblioteką renkas po darbų, kad pabendrautų, kad kartu pabūtų, kad pasiimtų savo šviesos ir dar namo jos parsineštų. Vegerių kraštas mielas, žinomas nuo senų, čia žmonės papročiai kalba, tokie suprantami, tokie mums reikalingi ir labai savi. Va, prašau, Onutei saugoti. Jau mes Vegeriam esame dovanų. Kadangi pakalbėjau apie Vegerius, dabar turbūt tokį paskaitysiu apie visą mūsų rajoną. Nors ir nedidelis, taip jis ir vadinasi. Mažytė dalelė šalies. Akmenės rajonas mažytis, prigludęs prie brolių Latvių šalies. Likimai, gyvenimai, kalbos, čia susipynę. Mes esame baltai iš prigimties. Akmenės rajonas didingas, Venta čia, Virvytė ir mes. Mes gražus, protingi ir darbštus, gyvename čia iš širdies. Akmenės rajonas gimtinė, vaikystė, jaunystė, branda. Kampelio gražesnio nerasi, neieškom, gera mums čia. Mes nešam per Lietuvą žinę, mes esam, mes norime būti, mes mylime savo akmenę, mažytę dalelę šalies. Nu, dabar apie visą Lietuvą tada. Branginkit Lietuvą, miškus, laukus ir žmonės. Geriau nerasite vis tiek, kur be nuves ilga kelionė, namo į saulę parlydės. Sutiks jūs miestai, kaimo toliai, sutiks draugai ir artimi. Gal buvo gera toj kelioniai, namus geriausia, čia savi. Branginkit Lietuvą, kaip džiaugsmą saulę, kaip lašą gintaro delnuos, visur gerai. O čia geriausia, čia liepo žydi, medumi. Čia vieną tokį naujausią prieš praeitą savaitę turbūt mūsų skyriui turėjom renginį vaikam pavasariui. Tai va ta proga. Pavasaris ateina, atskuba, saulutės daug atsineša delnuos. Vaikai, delnuos vaikų snieguolė pražydėti pakviečia, kačiukai pūkuotukai supas ant šakų. Pavasaris ateina, vieversėlio kviečiamas, toj pamiškės skambės lakštingalų dainom. Bus šilta toj, šviesu ir žalia. Po kovo bus balandis, šviesiom žaliom akim. Kadangi toj ateina graži šventė, tai toks kaip ir velykinis palinkėjimas visiems. Ko laukiame ir tikimės, ateis. Pavasaris jau greit ateis. Velykinių varpų skambėjimas miegot neleis. Pažadins tuoj visus, ir jaunus, ir senus, mažus ir didelius. Velykų džiaugsmo širdis prisipildys. Margučiai švies visom spalvom. Ko laukiame, ko tikimės, ateis. Į naują dieną, į naują šviesą, jau tuoj pakvies visus. Aš dar mėgstu tokius parašyti kaip palinkėjimus, sveikinimus, tai gal vieną kitą iš tokių. Eini, gyvenimas dalina savo turtą ir atrandi, ir prarandi, vis tiek eini. Ir eik į priekį išdidžiai, gyvenimas to vertas, atneš gimtadienį, linkėjimus gerus. O aš linkiu atrasti, susirinkti, žodžius tik tai gerus, šviesius, kad šildytų, kad šviestų, gyvenimas kad būtų visada dosnus. Joninių proga čia toks. Jau joninių šviesa padangė kelią, paparčių žiedas pražydės. Kai pražydės,
tegu atneš mums laimę ir džiaugsmą tegu dar pridės. Jau joninių žolynai pievas kloja, margiausias kilimas mirgės. Visų žiedų po vieną dovanoju, gražiausia puokštė joninių dainos. Čia toks apie gyvenimą. Vėl laiko ratas pasisuks ir viskas vėl iš naujo. Nauja šviesa, nauja diena ir naktis vėl iš naujo. Ir bus žiema ir vasara gražuolė atskubės, pražydusiom palaukėm, pavasarį kaštonai sužėrės, o rudenį daug aukso. Tas laiko ratas amžinas ir begalinis. Tikėkimės geriausio. Geriausio savo ir kiekvienam, kad laikas neštų džiaugsmą, nauja šviesa, nauja diena, kad būtų vėl iš naujo. Čia pavasarį toks. Kada pavasaris duris praverti ruošęs, kai pumpurais, miškai ir sodai puošęs, pasaulio atgimimas, kai aplanko, prisikėlimas taip arti Velykų laukia. Gražių Velykų, saulė padabintų, linksmų Velykų ir šiltų. Linkiu aš jums, kaip saulė žemėj linki, kiekvieną dieną pasipuoš džiaugsmu. Nesibodo dar? Ne. Tuose jums ateis. Čia dar apie savo gyvenimą. Kai knyga atėjo, ji nulėmė likimą. Jau neišėjo niekada ir niekur. Ji visada kartu, ar vasarą, ar žiemą. Ji visada šalia, kiekvieną žemės dieną. Ir kai knyga atėjo, pasaulis pražydėjo. Kiekvienas lapas žiedlapių pavirto. Kiekvienas turi spalvą, kiekvienas turi kvapą. Kiekvienas puslapis gerų žodžius pasako. Ir kai knyga atėjo, kai nulėmė likimą, jau nesiskyrė mes, jau tik kartu. Ir visada, kiekvieną žemės dieną. Kokie mes gražūs ir turtingi, ir labai laimingi. Mes nešam saulę rankose, mes nešam knygą, kuri ir šviečia, kuri ir šildo, kuri mums džiaugsmą suteikia, kai reikia ir paguodžia. Mes nešam knygą per gyvenimą, kuri visai kaip saulė, kuri ir šviečia, ir sušildo, ir liūdesį paskęsti neleidžia. Yra vaikučių, tai vaikystės pievoje tokia. Vaikystės pievoje visi žiogai žaliausi, o smilgų miškas didelis tankus, kurio neperbrisi ir neapeisi, nes eit per tokį mišką tikrai labai baugu. Vaikystės pievoje sužydę dobiliukai dainuoja bičių dainą apsunkę medumi. Pagauti pabandysi, ragauti pabandysi, tikrai labai saldu. Vaikystės pievoje drugeliai saulę neša, ant gėlėmis pražydusių sparnų, o spinduliai zuikučiais išbėgioja. Pagauti pabandysi, tikrai labai sunku. Nu, čia dar jo, mums irgi tinka. Likimas lėmė laimę mums gyventi Žemaitijoje, kampelis Lietuvos labai gražus. Ir mielas, ir toks savas, priglūdęs prie sraunios ventos, virvitės vingi matomas. Ir šneka girdime dažnai įdomią, širdį glostančią. Žemaičio šnekas išdidžia tarme, stipria tarme, per amžius lydinčią, atėjusią lig šios dienos. Žemaitė vis pasirokaus. Va, dabar, kaip nebūtų keista, aš teko dalyvauti rašyti žemaitiškai, nors aš pati, tikriausiai jau čia žinot, net ne visai lietuvė, aš čia tokia maišyta esu, bet rašiau ir atsidūrė mano kūrinėliai va štai tokioj knygoj. Cirulėlis čia ją išleido Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka praėjusiais metais. Aš du parašiau eilėraštį ir parašiau šių dienų sakmę apie visiems mums labai gerai žinomą Lokavos kalną. Tai va, pirmiausiai paskaitysiu eilėraštuką. Aš rašiau, jau stengiausi tokį nelabai didelį, mano vyras padėjo. Nes jis tikrai žemaitis tą kalbą paredaguoti. Tai va, mano žemė. Mano žemė žemaitiška rakaujas. Žemaitiška gyveni jaukas. Mano žemė į saulę šveit žemaitėms. Mėnau šveitė, žvaigždės krinti runkas.
Mano žemė gyvenimą tapmil žemaitė, kad širdis džiaugas tonkė, o akį šveit, kaip saulės spindulė per vasarą, kas deina. Tokį. O dabar koks išėjo apie Lokavą. Apie šį kalną iš vis nežinau, 1 ar 2, kiek ten tie padavimų labai mažai. Tai galvoju, reikia kažką parašyti. Čia yra, ne tokia tikra sakmė, kaip mes žinom. Ar padavimas čia šių laikų sakmė, taip įvadinas. Kas augo, kas mažėjo. Netoliai nuo Naujosios Akmenės į toks kalns Lokava vadinams. Netoliai nuo į mano gimtas veidas, dėl to apie to kalną esu daug girdėjusi. Visą vaikystę pasakoja mums, kad ten vaidenas, kad ten laumės gyven, o pačio kalno viršūnėje didelė skylė, pro katrą pats velnis gali išlysti. O kuomet ten nuvažiaudavom, šiurpulę per kūną bėgdavo, baisiai jau didelis į baisus tas kalnas atrodydavo. Bėga metą, augavo, užaugo visai didelė, ir vėl nuvažiuoju mes prie Lokavos kalną. Pons jau nebaisus, ir visai nedidelis beatrodo. Tuomet supratau, kad žmonės gyvenime augi didė, o kalną traukas į mažė. Visų pirmiausia, noriu pasveikinti visus su praėjusiu žemės daina. Taip pat pasveikinti su artėjančiom Velykom. Ir noriu padėkoti bibliotekos vedėją savo sesę, kad išvedė mane iš šitų kūrybos kelią. Taip pat noriu padėkoti ir gerbiamą direktorę, kad, sakykime, tų kelių išasfaltavo. Ačiū Jums labai. Dėliau taip pat, tai ačiū Jums labai. Irgi noriu padėkoti ponė Gerulskienė, sakykime, savo plunksną sesę, kad tą pat puoselė ir mūsų kraštą. Tai taip ir buvo, kad pradėjau tų rašyti. Ir tas mano rašinys pateko per veit. Tas pirmas, galbūt ir paskatin ir toliau rašyti. Na, šitą biškį trumpą paskaitysiu savo biografijai. Vadinus aš raudžiu ontį. Vakar išlapau dar veina dontį. Gimiau ir gyvenu Viderių mieste. Ta 1745 metais buvo suteikts Videriams miest status, bet dar negirdėjau, kada nubūt kas atėjams. Todėl ir sakau, kad gyvenu mieste. Čia pat galvoju ir padviesti. Ūkininkauju, va ir torų kuo paėsti. Auginu bolbį ir paršelį, morką ir buroką raudoną. Viskų vežu į turgelį, o ten nuperk miestą poną. Jaunystė nuvežė į Maskvą tarnaut pas Ruskį, po metų atgal parsiunti kapsuskį. Va čia buvo mokykla, čia išmokau raštą, bet nedidelį, dėl to ir neišėjau iš kraštą. Dar čia rodė kiną, čia sutekau merginą, įsimylėjau tų mergelį, čia atšokom ir veselį. Paskiau Ana neapnorėjai būti mona, dabar aš turiu kietą žmoną. Va tą pirstomam deinas, tu Lietuvo brungiausio, o kada teista veina, paskutiniausi deina, kad jau atmesiu kojas ir padėsiu šaukštą, mano lauka vidurie, sukraukėt žagarų krūvą aukštą, užmeskėt mano kūną griešną ir tegu tep on ten beiešma. O kad viesio perens šis klaidys, nuo tų jie visi pamatys. Žydės ten svėris, ar augs ten java, bet man be galo bus ten gera. Tai va tai galiu pasakyti apie save.
Viesulo žirgas kinkytas, krieja ledo karieta, sniego skraistė apsigobus atlėkė pas mus žiema. Vėjas švilpia, ūžia kaukia, medžiai lenkėsi žemai, dėjoja paukščiai, net ir žvėris, nejau sušalsime čionai. Ledu apkloju ežerus upes, užmygo žuvis po ledų, stora elegantlūdė putinė, sniegu užklojo ežį ir peles. Netruks praeit šalta žiema, pūga nusineš ir vėjo dainą, kai pridėna dabar išaušta, vėl greit pavasaris ateis. Atjos pavasaris ant balto žirgo, pabers ant žemės tūkstančių žiedų, pradės paukšteliai įvairiais balsais, tik pažiūrėk, kaip aplink gražu. Didžiuliam lauke siūbuoja javai, vidury senas ąžuolas rymo, kadaise čia buvo namai, žydėjo gėlės ir paukščių balsai nerimo. Dabar tik varna pailsėt nusileidžia, kai naktis savo uždangą juodą išskleidžia ir karksėdama tai paguodžia ąžuolą. Vienišą, seną, kuris tikrai tolimą praeitį mena. Nakties juoda marška glosto langus, dangui pilnatis debesų bandagano, miške ūksi pelėda išpūtusi žandus, pamiškiai ganoselnių banda. Žaidžia lengvas vėjelis ąžuolo šakose, ant šakos ramiai snaudžia varna, paskendusi savo mintise. Bėga laikas, kaip upės rauni, čia laksto vaikai, čia jau dideli. Keičiasi žmonės kartom, keičiasi žemės veidas nejučiom, ir to, kas buvo kažkada, jau nebegrįžta niekada. Gana akis po pilką dangų, matau, kaip debesis kedena vėjas, kaip dega ryto saulė raudonam dangaus skliaute. Akis žemyn nuleidęs aš matau, kaip vieni laukai pasipuošia žaliai, kiti juoduoja kaip naktis, o dar kitur ražienos tebestyro. Giliai įkvėpęs ryto oro tyro, kol dar lydi mėnulio pilnatis, einu toliau skaičiuodama žvaigždes, o jų pastebimai mažėja, vis mažėja. Ant kelio lapai žaidžia rytinis vėjas, šiurena pageltusių žolės lapus. Toli už miško pasislėpia mėnulis, bet vėsų rudens rytą jau žemė glosto saulės spinduliai. Pamiškėm paskubom, su uogom, grybais ir nuogom ražienom prabėgo vasara basa. Ir pievose kaip ašara nebežibės rasa. Išskrido gervės ir gandrai ir vėl juoduoja suarti laukai. O vasarėlė iš paskos ruduos su dėdė derlium atkeliauja. Sodai pilni obalių, o mokyklose vaikų. Atkeliavo rudenėlis su žiedais jurginų, su šalnom, su balom ir naktim tamsiom. Nematyti vakarais kledinčio jaunimo, neapgirdėti su batom skambių gegužinių. Jau rieda grįžulo ratai paukščių takų, įskrenda gervės atneša žiemą ant savo sparnų. Minkštam savo guolį užmigo ežys, meška ir barsukas. O žemė vis sukas, vis sukas, vis sukas. Pabiro baltas snaidės ant medžių ir laukų, dar girdėt krantimas paukščių juodų. Prabėgo kalėdos, nauji metai, dar karaliai 3, baigėsi vasaris, čiulba vieversys. Štai pavasaris pragydo balseliais įvairiais, o rytais aušrinė vilioja, nusipraust per šaltinius skaidraus. Seniai savo guolį pabudo ežys, meška ir barsukas, o žemė vis sukas, vis sukas, vis sukas. Paimk nuo žemės klevo lapą, kuris pageltęs nukrito nuo šakos, ir įsidėk į albumą savo, ten prie nuotraukų senų, kurios pagelto kaip tas lapas nuo laiko negandų šalnų. O kai praeis daug metų ir būsime seni, vartysime albumo išblukusius lapus ir radę klevo lapą, tarp nuotraukų visų, mes prisiminsime jaunystę savo ir daug linksmų gražių dienų. Prisiminsime, kaip pirmąkart stovėjome prie lopšio, prisiminsime, kaip pirmąkart mes ištarėm myliu. Ir koks saldus pirmasis buvo bučinys, dabar beliko tik svajonės ir prisiminimai, kai laukiam atvažiuojančių vaikų. Ar tu matei, kaip skęsta jūroje saulė,
paskutiniai spinduliai šukuodama bangas. Ar tu matei, kaip ant kranto snaudžia, lengvai siūbuodama pušis? Tu pažiūrėk, kaip tarp šakų plonyti voras tinklą aučia. Tu pažiūrėk, kaip dangaus žydriniai maudosi mėnulio pilnatis. Ir plaukdami pro šalį debesėliai, jiem prausia veidą ir akis. Ar tu matei naktigonius kūrenant laužą? Klausyk, kaip skamba jų tyli daina. Ar tu matei, kaip laivo blaško beribė jūrai naktį audroje? Kai blaškosi drugeliai naktinės lempos šviesoje, tu paklausyk, padangėje čirena vieversys, tai juk pavasaris jo beldžiasi duris. Tu pažiūrėk, snieguoliai iš po sniego, jau baltus kelio žiedelius. Netruks parskristi ir gandras, parnešys kėlę ant sparnų. Tu paklausyk, kaip jis kalena, ir pažiūrėk, kiek žemėje jau daug žiedų. Kadaise čia skambėjo dainos, kai grįždavo jaunimas po darbų. Linksmai skambėjo juokas, aidų vingiuodamas tarp pastatų. Aikštėje būriavos vyrai į laisvės kovą eidami. Čia sukosi sparnai malūnų iš dykeliško vėjo genami. Nūnai neliko nieko, tik kelios trobos, daugiau tik pamatai. Ir tos seniai statytos prie akmeninių pamatų dar mėtos kelios plytos. Kadaise gyventa čia žmonių ir ąžuolai pasenę. Plika šakas, sakytume, rankas į dangų tiesia, tai būtų viskas, kas dar senovė mena. Dabar jaunimas jau kitoks, kitokį pripažįsta meną. Ir nebe dainos tyla drumščia, bet garsai mašinų nebilių. Va toks beliko gimtas kaimas, mąstau stovėdamas prie protėvių kapų. Stoviu aš miško pakrašty šalia didžiulio lauko ir mintise grįžtu į tuos laikus, kai čia sodybų pilna buvo. Dideli stovėjo trobesiai, svirnas, klėtis, daržinė, kieme giedodavo gaidys, o tvarte žvengdavo žirgai. Seklyčiuose taukšėdavo audimo staklės ir drobę ausdamos jaunamartės dainavo savo dalę. Akmuo didžiulis stovėjęs viksvyno pakrašty, dabar jau pupso lauko vidury. Siubuoja čia dabar kviečiai ir aukso varpas į dangų kelią. Ir tyliai akmeniu išnapžda savo dalę, o vėjas glosto jo galvą samanotą. Čia tuos laukuos anuomet per šienapjūtę skambėdavo daina, o naktimis kūrenus naktigonių laužai. Dabar nikų, gyvybės čia nėra, didžiuliai kaip jūroje laivai, čia birbė šalti metalo gabalai. Čia buvo linksma, dabar dykynė, ar neištiks ir viso kaimo toks likimas, iš pamatų, kur protėvių gyventa, kur ilsisi senolių palaikai, kaip jūra su bangos aštenuočio pasėti javai. Už nedidelio upelio ošia šilas prie pat kelio, pažiūrėjus kaip gudų ir įeiti ten baugu. Ošia eglės, ošia pušis, ant šakos ten miega lūšis, vaikšto briedžiai ir šernai pasipūtė išdidžiai. Voveraitė uodegą išpūtus, grybą nunešė dreven, o kopūstų prisišutęs nuskodė žvairys tankmen. Drevę kalą tenginys, elnes nuskodė pro šalį, vilkas paskui kiek tik gali, dar truputį ir pavys. Pakrašty to žalio šilo, saulė leidos pamažu, iš upelio rūkas kilo, sklaidės virš aplinkinių laukų. Taip gyvena šitas šilas, amžius ištisai, ir nepateisio niekas kitas, tik žmogus kaip paprastai. Mažas beržinėlis ir pilka bitutė, akmeninis šulinėlis ir žala karvutė, žalias pušinėlis ir griovys šalia, čiulbanti lakštutė ir žolė žalia. Pamatai šventyklų ir troba sena, žaidžiantis vaikučiai ir močiutė žila. Vėjinis malūnas ir ąžuolas prie kelio, ant stulpo gandro lizdas ir gluosnis prie takelio. Čia mano gimtas kaimas, čia gimti namai, čia augo obelėlė ir žydė jazminai. Liepos kvepinčios medum ir duona kvepintis rugiai. Čia užaugau aš, čia senolių kapai, čia mano gimtas kaimas, čia mano namai. Dabar dar paskaitysiu vieną novelę.
Vieną saulėtą vasaros dieną į nedidelį kaimelį atvažiavo žemkasė ir sustojo kitame kaimo gale prie nuošaliai stovinčio namo. Iš namo išėjo šeimininkas ir nusivedė ekskavatorininką už tvarto, kur plytėjo didelis laukas su žole. Toliau buvo matyti būrys besiganančių karvių. Vyrai atėjo prie kuoliukais pažymėto ploto ir šeimininkui dar rankos mostu parodžius ribas, atvykėlis palinksėjo galvą ir kažką pasakęs greitai nuėjo prie savo mašinos. Netrukus garsiai brūždama ir linguodama į šalis prie pažymėtos vietos privažiavo ir nedelsdama tipo į darbą žemkasė. Kabinoje vyriškis darbavosi visomis keturiomis. Rankomis stumdinėjo ir traukinėjo svirteles, tai link savęs, tai nuo savęs, tai vieną šoną, tai į kitą šoną, kojomis spaudė pedalus, tai vieną, tai kitą. Tik jis vienas žinojo, kada ką spausti, kada ką traukti ir į kurią pusę. Kai jau tvenkinys buvo beveik iškastas, savo plačia nosimi aukštyn žemyn linguodamas atvažiavo buldozeris ir pradėjo apie tvenkinį lydinti iškastą gruntą. Tik saulėje pradėjus slinkti vakarop, abu mechanizmai baigė darbą ir nuvažiavo prie kelio, kurių laukė mašina su ilga platforma, ant kurios abu buvo pakrauti ir nuvažiavo savais keliais. Vasarai baigintis apie tvenkinį gražiai žaliavo žolė, o tvenkinyje nardė žuvis. Vieną popietę atėjo visa šeima, abu tėvai ir 3 jų vaikai, 2 paaugliai berniukai ir mergaitė, gal kokių 10 metų, ir iškasė duobutes, pasodino medelius aplink visą tvenkinį. Tėtis ir mama taip pat pasodino po medelį. Mama plačiašakė eglaitę, o tėtis svyruoklį beržą. Buvo labai šalta žiema. Tvenkinyje išmirė daug žuvų. Nušalo ir daug medelių apie tvenkinį. Pavasarį sužaliavo tik tėčių pasodintas berželis, šalia mamos eglutė ir kitoj tvenkinio pusėje liepaitė. Taip jie 3 ir stovėjo, daugiau niekas nieko ir nebepasodino. Praėjus keleriems metams šeima išvažiavo gyventi kitur, o sodyba liko tuščia. Medeliai jau buvo gerokai paaugę ir atsilaikė prieš visas tuo metu siautusias audras ir kitas negandas. Siaučiant vėtrai siūbavo ir lankstė šakas, rodos norėdami pasiekti vienas kitą. Eglutė tiesė savo žalias šakas, tarsi rankas. Ateik, baltakamienį, leisk prisiglausti. Atslūgus vėjo gūsiui į planos svyruoklo šakelis pasvyra link eglutės. Ateik, brandioji, kur tu? Kitoj pusėje liepaitė, palinkusi jų pusę, rodos taip ir prašo, nepalikit manęs, sesutė Eglė, paimkit ir mane savo draudėm brolelį, svironėlį, ir aš noriu kartu. Bet viskas praeina ir praslinkus audrai, vėl visi 3 stovi ramiai, išdidus atsilaikė prieš gamtos stichiją. Bėgo metai, slinko dienos, gražios saulėtos, taip pat audringos su lietumi, o žiemą sniegas ir šaltis. Medeliai užaugo ir virto galingais medžiais, bet ir dabar jie vienas į kitą tiesia šakas, tarsi norėdami apsikabinti kaip žmonės, bėdoje pasiguosti, o kai viskas gerai, kartu pasidalyti džiaugsmu. Vasarą Liepoje nepaliaujamai dūzdė rinkdamos medų bitės, o jai tai skamba tarsi gražiausia muzika. Eglutė vasarą savo čiulbėjimu linksmina kažkoks paukštelis, kuris jo šakų tentinėje susisuko lizdelį. Berželis svironėlis neturėjo pastovaus gyventojo, tad jam tenka tenkintis tais, kurie nutipė jam ant šakų, nors trumpam poilsiui. Bet jis buvo laimingas, kad jo draudė eglutei ir sesei Liepai buvo gera. Pučiant nors ir menkiausiam vėjeliui, ošdama šnabždėdavo jiems apie savo meilę, o jos tarsi pritardamos lengvai linguodavo pučiant tam pačiam vėjeliui. Ir paskutinis. Gyvenimas tai upė, kur teka nuo kalnų. Žmogus vanduo, kai skinasi savo kelią tarp uolų ir akmenų. Kaip upei, taip ir žmogui, gyvenimas nelengvas nuo vargų. Todėl, mėly bičiuliai mano, geriausio jums linkiu. Aš ne poetas didis, kaip ąžuolas miške, bet paprasčiausias medis palinkęs ties upe. Nors žodžiai paprasčiausi, bet iš visos širdies. Todėl, mėlyjei mano, geriausios jums kloties.
toliau tą gražą. Kaip pradėlė. Tai ačiū labai. Labai noriu padėkoti gerbėmiem poetam už savo kūrybos pristatymą ir už literatūrinį vakarą, kad savo eilėmis apie gimtinę jūs sušildė čia mūsų visus susirinkusių širdis. Ir ką palinkėti? Ir palinkėti dar daug kūrybinių sėkmių, prasmingų eilėraščių. Ir dar ne kartą suruošti literatūrinius renginius. Taip pat aš noriu padėkoti gerbiamai kolegijai Onutei. Už organizuojamus renginius bibliotekoje ir kadangi šie metai yra bibliotekų metai paskelbti, tai labai noriu padėkoti, kad jūs kartu bendradarbiaujate. Ačiū. Ačiū. O poetams, dabar gerbiamam Antanui Raudžiui poetui, aš noriu taip pat jums parodyti, kad ta žvakelė jums neštų kūrybinę šviesą. Ir užrašų knygutę darbui. Aš tai ką padovanoju gerbėmiem poetam po knygutę, kad turėtų ką veikti, kad kur važiuotų, nesvarbu, kad informacinių technologijų amžius, jums gerbiamo kolegė Aurelija. Dabar dar noriu pasakyti, kad vyrus visada įkvepia rašyti moteris. Tai aš noriu padėkoti šiai muzai. Jums. Prašom. Ačiū labai. Niekai neužmiršau dabar.